Labą dieną. Šitas video labiau skirtas sielai, vidui, ieškojimams, amžinybei. Nes mes kaip dieviškos būtybės galim turėti savęs labai daug atspalvių iš tikrųjų. Daug spalvų, žalių, raudonų, melsvų, violetinių, indigo, sidabro, aukso, visokiausių spalvų. Tai yra žmogaus kaip kūrėjo dovana. Žmogus, kuris suvokia save kaip tą, kuris prisinorėjo, prisidirbo ir kad jisai pats atsakingas už savo gyvenimą, jau kažkokį tai laiptelį žengia tokį suvokimo link, kad aš pats už viską atsakingas tarsi, aš taip norėjau, kažkaip prisimenu, kad tokių norų turėjau ir taip ir gavus, viskas išsipildė. Arba neprisimenu, kad norėjau, bet faktas, kad viskas išsipildė ir viską turiu tai, kas yra mano sąmonėje. Kitaip tariant, mes niekada negalim būti ten, kur mes neturime būti. Mes esam tik ten, kur mes turim būti, kuo mes norėjom, kaip mes suvokiam save, kaip mes darom kažką dėl to, ko mes norim, nedarom, kaip mes elgiamės su kitom gyvom būtybėm, ta vadinamoji karma, kuri mums grįžta už gražius, negražius veiksmus. Ar mes sąmoningai elgiamės, ar mes kažką blogo padarom ir bėgam tada į bažnyčią pirkti indulgencijos ir dievulio prašom, kad leisk man sukalbėti ir sveika Marija, daugiau taip nedarysiu. O grįžęs vėl aš tai padarau ir negražiai elgiuosi, tai čia tų tokių nuodėmių gali būti įvairiausių, nes vaikystėje tai tekdavo eiti tos išpažinties, kažkaip taip jau buvo, mano babytė buvo labai religinga ir aš irgi gimiau labai tokia, nuo pat gimimo buvo tas Dievo sąmonė, kalbėdavausi su Dievu ir širdyje viduj ir tą išpažinti atsimenu jau irgi, bet visą laiką sakydavausi, kad mušdavausi su broliu ir pikausi su mama. Visada tas dvi nuodėmės ir esu jau pasakojus kažkuriam video, bet vieną kartą padariau labai baisią nuodėmę. Paėmiau iš draugės barbės ranką, nes mano barbė neturėjo tos rankos, reiškia, man buvo gal ten 7 metai, aš nepamenu buvo. Ar tai 6, bet aš tą nuodėmę pripažinau kunigui tik tai, kai buvau jau kokiu 8 gal. Ir ten šnekėjau toj klausykloj, sakau, praverkiau 8 metų būdama, sakau, paėmiau iš draugės tą barbės ranką, nes suprantu, kad tai ne mano, aš negalėjau jos. Tas kunigas sakė, turi sveika Marija, ir gerai, turi sveika Marija. Tai čia tas tokia sąmonė, ne, kad kalties kažkokio. Ir dabar kodėl, būtent, sakykime, Europoje, Amerikoje, šitam vakarų pasaulyje, vakarų kryptis beje yra neišmanimo būna, neišmanimas, tai reiškia, mes turim tas kryptis 4 poliai, tai būtent kaip 4 elementai, 4 tai 4. Ir 5 eterio elementas, tai erdvė, kuri viską įsuka. Tai erdvėje mes galim paleisti norą kažkokį, kad aš noriu nuvažiuoti į Balį, aš noriu, kuo dažniausiai žmonės nori antros puselės, ten kažkokio tai vyro, aišku, susigalvoja pagal norą, tai jeigu aš noriu turtingo, raumeningo, tai tokį ir gausiu, bet ar tai bus laimingi santykiai, neaišku, bet kas kita vyks, jeigu noras bus, kad abu žmonės susitikę galėtų duoti vienas kitam visą kas geriausia ir būti laimingi, tarkim, ir taip toliau. Ir pagal visą tai, ką mes mąstom, viskas toks kaip projekcija atsispindi realybėje. Ir sakykime, rytai tai yra dorybė, tai vadinamasis tas saulė teka iš rytų, tai yra dvasinis tas toks kelias, rytų pasaulio šalis, tai reiškia visa Azija, Tailandas, Indija, ten ir Indonezija, ir reiškia Rusija, o vakarai tai Amerika, Europa ir taip toliau, tai yra tas grinai materija, pinigai, kaip pasakoju video apie Indiją, tai būna jau kur pakliūni į tas, viskas yra žinoma, kur yra švenčiausios vietos. Visa žemė šventa, ten tratata, tarkim, visa žemė šventa taip, nes visa Dievo kūrinėje, bet yra tos palaimintos vietos ir jos yra žinomos ir aprašytos pirminiuose vedų raštuose ir taip toliau, arba išminčių pamokymuose, kas nori, tas randa. Ir tarkim, yra atsiduri šventojoj Dhamoj, kur tikrai tu materialisto akis tai niekada to nepamatys, kad jis ten atsidūrė, jis galvos, kas čia per skurdas, kas čia per siaubas, nes kas vyksta. Pirmą kartą atvykus dažniausiai vyksta tai, kad visi eina ir prašo pinigų. Give me money, give me money, give me money. Va tokia ta kabutėse mantra. Todėl, kad viskas tik atspindys
Tai šitas materialistas atvyko į kažkokią tai Indiją ir galvoja viskas, jau dabar tai nušvisiu. O visa aplinka tik tai padidintų vaizdu 10, 100 tūkstančių kartų tave atspinduliuoja. Ir tau ima nervas dėl to, kad tave taip atspindi, kad gyvni mani, duok pinigų, paukok, nupirk man kažką. Nes kokia energija yra tavy. Kaip sako, matyk kitame tyrą sielą, atsidavusi. Tai reiškia, tai bus jau tokia aukščiausia kosminė sąmonė. Ne? Kiekvienas atsidavęs Dievui, atsidavęs tarnauja Dievui, ar šuo, ar koks nevykėlis, ar koks neva tai prašantis išmaldos, ar karalius, ar ten kokia įžymybė Facebook'e. Visi vienodi, visi amžina siela, tiesiog tarnaujantį Dievui, taip matyti. O mes atvykstam ten ir ką matom? Daug pinigų, nes visi paskutiniai gyvenimai, visas šitas gyvenimas buvo tik apie tai, iš kur gauti pinigų. Tai atspinduliuoja, tai reiškia visas tai pasaulis, va, kaip sako, ta matrica tokia, va, kažkaip, va, kaip visas kaip projekcija vyksta mūsų pačių, ne, kas aplink mus darosi, tai taip ir atspindi. Tai reiškia ir va, tas vakarų pasaulių dogma, kaip krikščionybė, tarkim, įvedė, šiai dienai jau dauguma supranta, kad čia nieko panašaus su Dievu, nieko bendro neturi, netgi taip kaip ten aprašyta ir tose galbūt Biblijoje ir taip toliau, nieko panašaus nėra, nes šitie demonai ištroškę kraujo, kurie nebesuvokia savęs kaip amžinos dvasinės sielos, tai kaip materialų kažkokį grobį, kur vienas kitą valgo, pakorėja Dievo sūnų, Dievo atsidavusi, tai Jėzus, sakykime, imkim kaip metaforą to bakto atsidavusio Dievui, kuris va, turi tas žinias ir kuris nesiekia nei garbės, nei šlovės, nei pripažinimo, tiesiog skleidžia transcendentales žinias, ne? Nes yra tikroji džiotiša, būtent džiotiša šito vadinamojo Jėzaus istorija, jinai yra aprašyta, jinai yra žinoma, kad jis iš tikrųjų pabėgo ir niekas jo nepakorė ir buvo surastas alternatyvus ezoterikas, kažkoks tai žmogus labai panašus į jį ir ant šito pagrindo sukurta viskas, ne? Ir ten bažnyčios pastatytos ant kaulų dauguma ir taip toliau. Tai tos visos tos atspindžiai to, kas yra tikra iš transcendentalių žinių, iš dvasinių pasaulių. Tai reiškia, tai yra jau tokia viena žemiausių žmonijos apraiškų, tai vadinamai Dievo palikime, kažkokią tai žinią palikime, bet kaip tai atsispindi, tai tik per kalties jausmą, per klupojimą ir per tai, kad geria Kristaus kraują ir valgo jo kūną. Tai čia iš tikrųjų, kad ir kaip kam atrodytų, tai niekuo nesiskiria nuo to, kad aš nueinu pas kaimynę Stasę, pabarškinu į duris, pasiėmu Stasę, nes esu stipresnė, raumeningesnė, išsinešu ją ir iškepu ją ant savo krosnies. Niekuo nesiskiria, nes žmogus kabutėse augina vištą, viščiukus, augina ir tiesiog paskui paima, nukerta galvą, oi mano vištikė paglostysiu tave ir tada nukerta jai galvą ir kepa į krosnį. Ta višta, tas, kuris kažkiek jau apsivalė bent truputį, tai 7,5 metų ciklas, paskui 15 metų ciklas, 22,5, 28 ir pilnas ciklas 49 metai išsivalymo, va to tokio pagal jogos principus tų švaros taisyklių laikymasis, ne, tai reiškia, nevalgau kitų gyvų būtybių, stengiuosi nedaryti blogo kitai gyvai būtybei tiek, kiek tai įmanoma ir taip toliau, gyvenu pagal sąžinę, moralę, neapgaudinėju kitų, kiek įmanoma laikausi tos savo sąžinės, moralės ir žmogiškumo ir taip toliau, nevartoju alkoholio, narkotikų ir taip toliau. Tada apsivalo, kiam 9 metų ciklas. Pirmas yra 7,5 ir tas, kuris jau tą pirmą išlaikė ciklą, gali pajausti, eina ta višta. Va čia vaikšto aplink mus. 11 vaikučių turi. Jinai yra mama ir jos viščiukai yra jos vaikai. Karvė su karviuku savo ir taip toliau karviuku. Kodėl jūs manot, kad jūs žmogus kabutėse yra kažkuo geresnis ir pranašesnis? Jeigu dabar mūsų vaiką ateis nužudyti, ką darys mama? Jinai ginsis kaip išmanydama, tiek, kiek jinai gali tam pasipriešinti, bet višta negali, karvė negali, ką jinai gali padaryti? Neturi šautuvo, neturi kažko, negali apginti šito marazmo, kai iš viščiukų atima mamą arba iš vištos atima vaikus. Tai čia šiaip tokiam bendram supratimui. Ir reiškia tiesiog suvokti, kaip yra su tom dieviškumo apraiškom ir tom vadinama religija, ne, kas tai yra, kodėl mes taip gyvenam. Ir tai pasiklausius iš karto gali kilti kalties jausmas, ne, nes ir tada prasideda krikščionybė dar kažkas, bet taip neturi būti. Mes turim keisti savo elgesį ir
kaip mes norim, taip mūsų tikrovė ir atsispindės. Aš nebenoriu taip gyventi, aš noriu gražaus pasaulio. Labai daug gyvų būtybių dabar nori gražaus pasaulio. Gražaus pasaulio ir dėl to, kad jos taip nori, labai daug atspindžių atsiranda erdvėje. Žako Fresko judėjimai, 5 dimensijos išmatavimas, kur visi bus tik laimingi ir visi šoksim, dainuosim, bet iš tikrųjų ko žmogus nori, kad visi būtų turtingi, nieko dirbti nebereikėtų, visi tokie sėdi savo, bet tai ne šita planeta, dėja. Tai yra, reiškia, 7 planetų išmatavimas ir mūsų yra 3,5 žemiškasis lygmuo, tai čia yra mes, ką čia siela atėjo veikti. Tiesiog gimė kažkokią tai karmą atidirbti ir labai daug šiuo metu gyvų būtybių sielų gimsta čia, nes kažkur erdvėse kitose pasauliuose išgirdo žinią, kad tai yra 5 išmatavimas vadinamasis čia vyksta. Tai transcendencija yra. 5 išmatavimas yra visada susijęs tik su transcendentiniu pasauliu. 4 išmatavimas, tas pavadinimas, vadinamoji skaičių metafora 4D, yra susiję su angelų pasauliu ir pusdieviais, rojiniam planetom. O mūsų yra 3 išmatavimas, dar yra 2 ir 1, kur jau ten verdis maloj, pragaro planetos, tai gerai, verdis maloj, tu visus tas tasė, kurios tu nekenti. Čia tai dar tu gali nuo jos pabėgti, nesisveikinti, uždaryti langus ir duris, užblokuoti Facebook'ą, ten tu nieko negali, verdis su jas maloj. Arba, tarkime, kur yra šakalų, tas pasaulis, kur tik kad pramerkia akis ir visą dieną tave skalambija ir griaužia, puola tokie kaip paukščiai plėšrieji ir tavo kūną griaužia, tada tau leidžia užmigti nakčiai, tu vėl prabundi ir vėl, kaip koks košmaras, kad būtų, ne? Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tos visos planetos yra aprašytos ir aišku, šiuolaikinės žmogystė nori tam prieštarauti, sako, čia nėra jokio pragaro, čia viskas tik tai čia jau kaip susikursi, taip ir bus. Ne, yra, tai šiandien dar ne pragaras. Bet kaip mes elgiamės, kaip mes kuriam visus savo veiksmą, to veiksmų rezultatus, mes taip gyvensim po 100 metų. Po 100 metų skamba gražiai, ne? Kai dauguma laiko save tik šituo kūnu ir gyventi čia ir dabar, tai daugumai yra tiesiog lavituoti kaip kokiam kamuoliui ten. Parūkysiu čia, biškutį parūkysiu čia. Tai, toks, tipo, dabar čia ir dabar. Čia ir dabar tai toks apsinešęs, koks nors ten viską praradęs, depresijoje, bet dar palavituos ten su cigaru. Tai nėra čia ir dabar. Reiškia, čia ir dabar, tai yra būtent iš to, kad esu čia ir dabar. Suvokiu savo šitą laikinumą, savo tą akimirką, bet turėdamas žmogišką intelektą, šitą knygą, kas jau turi, tai vis galite prisiminti, nes galbūt dauguma turi daug tų knygų prisipirkę, bet neskaito, nes knyga iš tikrųjų turėtų būti skaitoma su mokytoju. Tikrosios žinios, vedos, tikrieji šventraščiai iš išminčių pasaulio. Kiekviena sakinys yra aukso vertės ir jisai yra skaitomas su mokytoju. Iš lūpų į lūpas. Tai yra tikrasis žinių perdavimas. Deja, dabar gaunas, kad knygos paėmė vertę senose civilizacijose, dar kokius ten, sakykime, ir Dvaparą jūgų ir dar seniau būdavo žinios perdodamos iš lūpų į lūpas. Dabar žinios gaunamos ir per eterį, per 5 elementą, tai būtent tie, kurie nori aukščiausio žinojimo ir pasišventė save sąžiniai savo tam vidui, bet suvokia, kad gali būti visokie ir pikti, visokie kaip ir dieviškosios formos. Tai nersim, Marso, būtent Marso transcendentinė energija, Marso planetos. Kaip jinai panaudojama, kokiu tikslu, ar švariai ir taip toliau. Jeigu tu lenkiesi aukščiausiam brahmanai, viskas bus daugiau mažiau tyra ir švaru. Tai žinias galima gauti ne tik iš knygų, bet ir iš eterio. Tai vyksta daugumai žmonių, nes kažkam tai intuicijos pavidalas, o kažkas tokie jau gimė. Ir, sakykime, būtent intelektas mūsų, jisai daro ką? Kad mes sprendžiam, kaip mes gyvensim rytoj. Mes darom atitinkamus veiksmus. Ir dabar, kadangi yra tinginių pasaulis, tinginių, niekas nieko nenori daryti, nori 100 kursų nusipirkti, sako, aš jau žinojau, nieko naujo nepasakėt, aš žinau viską žinau. Ponulis galvą iškėlęs ir jau parlėkė. Parlėkė plytą ant galvos ir jau vėl ten, Dieve, prašau, atleisk man, aš nežinau, ką aš padariau, Dieve, čia padėk man ten kažką. Ir tas puikybė dingsta, kad tu čia žinoji, nieko mes nežinom, kokia ta galva, kokio jinai dydžio, išmatuokim su centimetru, 5 centimetrų, šiam kiek, o planeta kokio dydžio, planetos, Žemė kokia yra, kiek čia gyvena, 7 milijardų,
kiek planetų visatoje, kiek visatų. Ir visas tas materialus pasaulis sudaro tik 25 procentus. Visa kita 75 yra dvasiniai pasauliai. Ką aš šituo video norėjau pasakyti. Dabar yra sukurtas dirbtinis intelektas ir kaip suprantu, moteris jį jau ima naudoti kaip vyrą, flirtuoja su juo, čia kažkokia anomalija, tokia kaip naujiena. Ir aš jo nenaudojau, bet rašydama prognozę 26 paprašiau, kad klaidas ištaisytų. Nieko daugiau, nekeičiant jokio teksto, tik ištaisai klaidas, aišku, dar ten bandė mėtyti, kad gal pataisyti tavo tokį mistinį ir ganėtinai gruboką stilių. Ne, ačiū, sakau, manęs netaisysi, man nereikia. Visus suvienodinta, ne? Nu, maždaug tos knygos visos vienodos. Skaitai ir šiukšliniai, nes nėra širdies, visos kažkokios. Tai turbūt, aš knygų nebeskaitau senai. Kažkiek tik tai prisiliečiu prie tų tikrųjų žinių. Šitą skaitau, bet ir tai skaitau lėtai ir kiek įmanoma išaiškinant mokytojui, nes kitaip kokia prasmė perskaityti daug, bet nesuprasti nieko ir neįsisąmoninti ir nepatirti savo šituo kailiu, va mano kailis, mano laikinas kailis. Tai turi suprasti, ką tu skaitai ir kam tu tą naudoji, kam tau to reikia, ne? Būtent visų iš tikrųjų gyvų būtybių esmė yra grįžti į savo tikrąją realią padėtį. Įsivaizduojat, kaip tai skamba keistai, šiuolaikinių visų religijų, nereligijų ir taip toliau, ir kūrėjų, ir visatos žinovų, ir meilės savo, ir visokių. Tai žaidimas, kur mes žaidžiam savo sapną. Ir sakykime, kaip šiais laikais, kadangi viskas yra pagal žmonių sąmonę, o žmonių sąmonė dabar šitoj antros čakros lygmenį daugumus yra. Vienas kitas būna kažkur, arba jeigu praktikuoja, tai užkyla sąmonė, bet jeigu staigiai užkyla, bus labai sunku pritapti šitam pasauliui. Tada reikia biškį kažko traškučių, burgerių, kokio nors bumčiko paklausyti, kad prisitaikytum prie to žemesnio sąmonės, to būvio kažkokį. Nu, gali ten truputį pabūti, bet greičiausiai nebebus įdomu, nebenorėsi. Ir tai niekas nėra nei blogai, nei gerai, nes mes kaip grįžti į tą tokią taiką su savim ir priėmimą šito pasaulio. Kas yra esmė? Priėmimas ir padėka, niekada neiškrenta iš jokio konteksto. Visada priimti ir dėkoti. Priimti ir dėkoti. Kažkas blogo padarė, padėkoti, nes tai buvo vis tiek kažkokia pamoka. Tai reiškia, kiekvienas čia turi amžiną padėtį dvasiniam pasauliui. Ir kada jisai ten grįš, laiko klausimas. Yra toks dalykas kaip sielos galiojimo pabaiga. Tiesiog ateina toks kaip laikas, kad viskas šitoj materialioj samsarui užsidaro šitas būvis. Tai paprastai reiškiasi tokiais keliais požymiais. Tai pirmas yra egzistencinė beprasmybė pradeda jausti, arba su jie gyvena jau 300 metų, 1000 metų, 10 metų. Toks kaip faina, gražu, arba kaip tik ne faina ir negražu, bet jaučiu tokia, ir kas iš to, tokia beprasmybė, tokia visą laik šešėlį beprasmybė, ne, ir kas iš to, ir vis tiek numirsiu, ir ką, daug žmonių tai jaučia, ne, tai reiškia, tai jau yra pabaiga, tavo galiojimas baigėsi, tau gal liko ten 400 metų, 10 metų ir grįši į tą amžinąją padėtį dvasiniam pasauliui. Tai va. Čia kaip būtų, sakau, Marijo koks žaidimukas, tai kažkuria prasme patinka man palyginti pagal šitą šiandienos padėtį, nes vaikai žaidžia žaidimukus, išsaugę žmonės žaidžia žaidimukus, ten eina, renka gyvybės, šokinėja per kažkur, ar ateina krokodilas, ateina koks nors gerietis, ten blogietis, ir tai ar tu jį nušauni, ar tu keliauji su juo kartu, juk viskas taip ir gyvenime vyksta, taip ir tas Marijo, ne, tai renki gyvybės, ar tu išdalini tai prasmingai, ar tu kaupi tą gyvybinę energiją, praną būtent savy, nes tau jos prireiks ir galbūt prasmingesniam tikslui. Tai pabrėžimas yra toks, kaip iš tikrųjų yra. Visi mes turim padėti amžinuose dvasiniuose pasauliuose ir visi to ir ieško. Ieško tos pirminio šaltinio, Dievo tėvo, Dievo sūnaus, gerai, sakykime, Dievas šventoji dvasia, bet visi iš tikrųjų to ieško, tik nesupranta, nes arba neatėjo laikas, arba neatėjo noras ir dėl to paskęsta kažkokiose dogmose. Nes ten, kur jau grįši į tą amžiną pasaulį, ten nebereikės nieko žinoti. Ten viskas bus pamiršta ir bus tik amžina palaima širdį tokia. Ir arba amžina palaima, palaima. Arba ir tam tikras
Siddha Svarupa, tai dvasinis kūnas, tai kažkas gali būti Šiva lokui, ten kalnas, kažkas gali būti kitoj lokui, būtent piemenėlis, kažkas gali būti, reiškia, Lakšmi, būtent Lakšmi, draugė, tarnaitė, atsidavusioji, kažkas gali būti gėlė dvasiniam pasauliu, bet tai dieviškumo, tikrojo dieviškumo dalykas, tai ne tas kūrėjas, Rahu, tai yra Dievo šešėlis materialiam pasaulyje. Rahu, tai mūsų norai ir kad aš kūrėjas, kad aš čia veikiantysis, tas ego, ne? Ne. Tai čia toks aš atsakomybę prisiimu, o tas suvokimas reikalingas yra. Bet tas galutinis etapas yra tiesiog visiška palaima čia. Atma, čia. Aš siela, aš esu čia. Vat kas jaučia čia, šitą tokia, bet tokia besiskleidžianti palaima, tai jau yra ryšys. Kas ne, tai yra tam dugne vadinamajam, įkritę į duobę ir tiesiog negali sugrįžti, nes yra daug dvasinių įžeidimų ir taip toliau. Reikia norėti, reikia tam tikros mantros kartuoti. Šiais laikais yra palaiminta Hare Krishna mantra, žinoma, ne būtent Kali-Jugo. Nepatinka, tai laukite kokių 500 tūkstančių metų ar kažkiek, tai bus kažkas kitas. Nu, tai kas čia dabar gali ką padėti? Niekas negali. Šitą mantrą kartojant, jūs grįžite į savo tikrąją padėtį. Būtent taip yra. Tikrąją padėtį. O jau kur nuves, ar tą vadinamą budizmą, ar į kažkokią dar izmą pavadinimą, tai jau bus. Bet toks, kaip atskirti, tai turi būti čia palaima tokia. Tiesiog besiskleidžianti palaima, va tai yra atskirimas, kad tai yra tai. Nes galima atrasti ir aukščiausią žinojimą, bet šito nebus besiskleidžiančių. Kiek yra, reiškia, kurie negali kažko daryti, bet yra Tamal paskaitos Bhakti grupė. Būtent yra, kurie negali klausyti, nes jie priklauso, tarkim, iskonui arba kažkokiam dar priklauso kažkam ir ten neleidžia tau to daryti, nes tu negali, kažkas tai aiškina. Kas gali aiškinti? Tik čia gali aiškinti. Arba dvasinis mokytojas, jeigu jūs jau jį priėmėt, visiškai šventą, tyrą, atsidavusi iš dvasinio pasaulio, gimusi žmogiškam kūne, tik tada gali. Bet dažniausiai net neaiškina. Niekas neaiškina, nebent tu pats klausi. Niekas neaiškina, įsivaizduojat, niekas nieko nebeaiškina. Nieko. Tik veda. Nes tu viskas, tu pasidavai. Tu pasidavai amžinybei ir tai neįvyko be reikalo. Tai va. O gūnos tai yra kas kita, nes daug matom transliacijų tokių šviesių žmonių, kurie transliuoja dorybės gūną ir dažnai tenka susidurti su tuo. Šitiem žmonėm yra sunkiausia išeiti iš savo dorybingumo, nes dorybė dorybei nelygu. Dorybė dorybei nelygu, satva, tai šiais laikais satvos yra labai mažai, yra truputis daugiau tos satvos vadinamosios dorybės, gerų darbų darymas, taika, ramybė viduje, padėti visom gyvom būtybėm, irgi tas pats nežudymas, etikos klausimai tie patys, noras būti geresniu žmogum, bet tai yra dorybės gūna. Dorybės gūna jūs įkalins šitam pasauliu. Ir tas, kuris nebenori čia gimti, nes ką vakarietiška kultūra apie tai sako, nebenori čia gimti, tai tau depresija. Taip, depresija. Nebenori čia gimti. Norėti čia gimti šitam pasaulyje, jeigu tu susilietai su gražesniais pasauliais, šizofrenija. Jūs ką nori tą sakyti, tai šizofrenija. Taip va. Reiškia dorybės gūna, gerų darbų darymas, vedžiojimas senukų per gatvę ir visi geri darbai ten toks, kas yra paslėptas tikslas, gauti savo kažką atgal. Man vis tiek kažką gražins, vis tiek, ne. Tai toks pat naudos ieškojimas, tai gražins tą, kad tu dar turėsi čia būti, pratęsi vis savo tą galiojimo laiką, nes tu turėsi atsiimti gerosios karmos rezultatus. O kai susilieti su transcendencija, viskas, nieko nebelieka, nei gerosios, nei blogosios karmos, tik tai svedimas toks visiškai pagal širdį. Nieko nebereikia norėti specialiai, norėti kažko. Viską atsiunčia, paima ir atsiunčia. Viską tik tai, ko reikia ir tik tai, kas teikia laimę. Atsiunčia, pristato su nemokamu pristatymu. Tai va, Hare Krishna.